tokia biški įdomesnė istorija apie namelių pardavimą šiandien. Štai šito modelio 5x5 1,5 metro terasa. Tai turėjau tokį klientą, kuris šiaip net ir pamastymui gal ir įdomi idėja nedavė. Kaip ir man pačiam. Jisai užsisakė 5 tokius namelius. Aš iškart susidomėjau, kodėl jam tiek daug reikia. Sakau, ką jūs planuoja daryti su tais nameliais. Tai sako, aš turiu sklypą, čia kažkur tai link Rietavo važiuojant, kažkur tenais, toj pusėje. Ir sako, aš tam sklypė sugalvojau, turiu ten, sako, prūdų prisikasęs ar kažko tai. Ir nusprendžiau, sako, padaryti kaimo turizmą. Aha, tai sakau, šitie nameliai bus kaip kaimo turizmo nakvynės nameliai. Taip. Ir po to jisai man dar šnekėjo, kad ten kažkur turi prie pajūrio sklypą irgi. Tai esmė tame, kad žmogelis nusipirko 5 namelius tiksliau. Ir aš paklausiu pas jį, kokia planuojama nuomos kaina. Tai sakė, jeigu pas juos ten prie prūdų su žvejyba, su viskuo, bus kubilas, bus pirtelė pastatyta, tai para 90 eurų, kuo daugiau parų, tuo pigiau. Tai aš padariau matematiką, tai kad čia belia kaip apsimoka. Tai ta prasme, jeigu kas nors turit kokį laisvą sklypą kažkur tai prie Palangos, prie jūros ar kažkur, įdomesnėje vietoje, tai irgi susidomėčiau aš pats, kad tarkim pasistatyti tokių namelių ir tiesiog juos nuomoti. O kodėlgi ne? Produktas kokybiškas, miegot galima, ta prasme, žmogelis irgi, mes jam pardavėm tuos 5 namelius, nes šnekant apie miegojimą, tai iškart su šilumos siurbliais, nes dabar mes tokį pasiūlymą turime, perkat 5x5 ir tos namelius, kurie nėra kaip sandėliukai, plus 600 eurų ir šilumos siurblys plus kondicionierius. Tai oras siurblys, ta prasme. Tai gaunate 2,7 kW ir jisai šildo prie minus 27 laipsnių lauke, šaldo, viskas gerai, tai jums išeina 5000, bendroji sumoje jau čia su oras siurbliu. Bet ir dabar toliau tavo pats sumąstymas šiaip yra labai protingas. Aišku, čia atsiras tokie, tai ką, čia tokiam nameliai panašiai, bet taigi nepamirškite, kad galima ir tą namelį ir apsišildyti ir panašiai. Apsišildymo čia nėra sudėtingo, iš apačios ten tiesiog, kai darote dvigubą karkasą, žiūrint, ten ko stato dažniausiai ant polių. Tiesiog polistirolo apsišildai arba, kaip sakant, šitą termoizoliaciniam putom irgi galima. Sienas iš lauko nėra sudėtinga apšildyti, yra įsikišant šitie kantelį, per tą visą kantelį gali sustoryti sienas, dar kartą papildomam dailylentėm apkalt. Ir viskas, tie darbai atlikti. Tai šį kartą toks pamastymas, kad ta prasme, jeigu kažkas turi kažkur sklypą, kurioj tokioj vietoj kaip prie Palangos jūros, atsiprašau, pajūry kažkur tai tenais, kur būtų galima pastatyti ne vieną ir ne 2 tokius namelius, tai tikrai susidomėčiau aš pats, nes čia yra gan tikrai paklausus dalykas. O visiems kitiems, ką domina nameliai, tai galit pasižiūrėti, dabar jau aš galėsiu prisekti prie video mūsų internetinės parduotuvės nuorodą, kur visi namukai yra gražesnių, bet čia yra pats didžiausias, 44 siena, 5x5, įsikišanti terasėlę. Plius dabar siūlome, kai girdėjau, dar kartą paminiu šį oras siurblius, aš nusidažęs juodai, jį su baltom spalvom. Turime visus reikiamus priedus, polius, viską galime pasiūlyti, pilnai sukomplektuoti. Kitą savaitę jau turime pakrovimus šitų namelių. Kas nori spėti dar tos pakrovimus, tai galite susakyti, depozitą sumokate ir namelis jau kitą savaitę gali būti jūsų. Ta prasme, turime kaip kurių vietoje, pasižiūrėkite dar kartelį. Visą tinklalapį mes jų nestatome, dar kartą primenu. Štai man tokia įsirenginį komplektacija, eina stogas,
pilnumoje viskas, duris, langai, viskas, apatinė grindų danga, tai yra OSB, šaliuotė stogas, bet aišku, iš lauko pusės jau jūs turite patys pasirūpinti skarda, bituminė čerpė, yra modelis 4 ant 3, jau kur inteina komplektą bituminė čerpė. O šiaip viską, ką minėjau, galite rasti www.fomas.lt, o kas turit sklypų tuose vietose, gal ir kitose kažkur, kur galima sugalvoti įdomiau tokią poilsiavietę, galimėtų kažką kartu padaryti. Jeigu jūs turit sklypą, mes duodam namelius ir kažką bendro sugalvoti. Nes čia tikrai šiaip variantas geras, kažkaip net anksčiau apie tai nepagalvojau. Tai vat, šiam kartui tiek. Susisiekite, paliksiu šį kartą jau linką, kad pasispaudus galimėtų pasižiūrėti. Kas rimtai norite įsigyti, paskambinkite numeriu ir padarysim dar nuolaidėlės.